Tata ir vaizkantas, molinius indus lipdau, būtytės ir bimbaliukai ant jų švelniai spindi. Sveiki visi, čia bus Kančios daina ir solo atlikėjų pirmas jums pasirodymas. Kasiulė prisijungs mūsų gražioji katė, taip pat ji bus tik palaikymo šokėja, Juzikėlis neprisijungs, nes Juzikėlis nemoka nei šokti, nei dainuoti, bet jis mus palaikys. Štai, Kasiulė, užeikit. Kasiulė koncertas. Kasiulė, užeikit. Kasiulė. Tai taip atrodo stogas pabaigtas, maždaug pabaigtas. Tai biškiuko buvo ištikęs gyvenimas, tai nieko nedarėm, peržiūrėjom žolės ir nebaiginėjom, visiškai nėjom čia, nes buvo kitų reikalų, kur dėti savo energiją. Bet šiandien yra diena 3000, graži, nuotaika irgi 3000, tai nusprendėm, kad reikėtų prieiti čia prie šitų reikalų ir susikontempliavom tokį dalyką, kad kubilą visgi biškį įleisim iki šitos vietos, kad būtų žemiau ir kad kai maudysies čia nuo kelio nelabai kas galėtų ką matyti ir, ir šiaip smagiau būtų. Kad įleistume kubilą, mums turi pareiti pečiukas, kuris kaitina lygiai, turi iš langės taip lygiai pareiti su pečiuku. Tai mes pečiuką dėsim čia. Čia bus atskira patalpa, čia bus kubilo patalpa, bet kadangi viskas turi pareiti lygiai, tai mums reikia, kad šitos grindys išsiimtų, bet čia nėra tik tai grindys, čia žiūrėkit, mes turim labai gerai išbetonavę, reikės išimti ir betoną ir tada viską taip gerai suvesti, bet ką, Vaižgantui patinka, jam patinka kasti ir griauti, ane? Ja. O Kasiuliai patinka žaisti. Nu, ten nežaidimai yra, ten darbas yra, mažutė dirba, matyt. Aš nesvarbu, kad taip. Ką dabar darysi? Ar gerai atrodo? Aha. Gerai? Tik numankėsi plyfusi. Svarbus panelį nesimato. Gerai, pamokysiu, kaip reikia užpilti benzino į pjūklą. Tai darau pirmą kartą, bet aš manau, kad tai yra nesudėtinga. Štai visiškai paprasta. Pasiimi benziną, benzinas turi būti raudonos spalvos, į benziną pilasi skystis raudonas, kuris yra tepalas, nes čia yra kažkokia... Atsiprašau, gerai. Dabar aš žinau, kad šitą yra visada sunku užsukti. Ne pirmą kartą, iš tikrųjų esu kažkada pilusi, žinau, kad buvo sunku. Ai, ne, viskas gerai, čia gal į tėvuko sunku buvo užsukti, į mūsų gal gerai viskas. Čia reikia įpilti tepalo, nesvarbu čia koks tepalas, čia svarbu, kad grandinė teptų ir taškytų. Bes, tai va. Aš čia viską dabar pjoviau, žinokit, ir man pasibaigė viskas. A kodėl nepilna pripylė? O ką? Vis tiek išbėga, taigi padedi, čia viskas bėga, taigi ištisai nubėga, tai taupiau ir gyventi. Nereikia viską švaistyti. Jebišt! Tai, toliau. Nu kas pimpalų? Ši kokia čia firma? Pimpa firma. Taip, kaip užsikuria pjūklas, jūs jau žinot, jūs esat matę. Taip, reikia čia kažką padaryti. Neatsimenu, reikia spausti. Nu tai kai buvom, pirmos padėties ten ir palieka. Ar reikia spausti tai kurį? Gerai, tada dar vieną kartą padarysim taip. Užkursim, o paskui aš nupjausiu, nes Vaižgantas net nemoka. Kaip kosmonautai šokinėjom po mėnulius ir mus tik džiunglių įstatymai gina ir mus tik myli M1+.
Čia kaip betonam turėtų būti po apačia rankos mūsų. Čia va yra po terasa mažytė ranka. Va. Čia Vaižganto, čia mano. O čia neatsimenu, aš galvoju, kad gal jis, tas pusseserės sūnus, 2 rankas padėjo. Ir ten, ir ten. Nu, bet neatsimenu, kaip čia buvo, bet geras. Rugsėjus, o taip gražu. Taip šilta lyg vasara. Mes dar vis namelį mėgam. Ir aišku, jau naktį šalta, bet dar nesinori eiti į kambarį. Ir žiūrėkit. Čia išsilupom, atsinešėm, pasidarė šiek tiek aiškesnis vaizdas. Kaip čia bus. Tai dabar šiandien Vaižgantas čia turi šitą betoną išdaužyti. Nusprendėm, kad viso šito nereikės. Čia bus toks kaip laiptukas. Malkom susidėti ar kažkam, o čia va reikės išdaužyti. Tai atėjo meistras vardu Vaižgantas, rado diskelį. Ar apsaugos? Aišku, kad galiu. Tai žinoma, jūs suprantat, jis nemoka pasikeisti šitų dalykų, tai viską aš turiu daryti. Tai jūs neturit to... Baikit, ar jūs neturit to rakto? Neturit rakto? Kokio rakto? Ai, čia apsaugą nusiimu. Kaip čia šitas naujas yra? Nu tai kaip čia palaukit, kaip čia užkirsti jį? Ai, čia apsaugą nusiimu, čia turėtų įsis... Ai, va. Nežinot. Aš nesuksiu, nes šiandien... Tai su visu sukdis keliu. Ai, atsiprašau. Čia, matot, ne pirmą kartą, bet aš tokį raktą turėdavau. Aš per savo 30 gimtadienį gavau dovanų tokį va dalyką, bet paskui sudeginom, neatsimenu kaip, o paskui kalėdom vėl gavom dovanų. Nes reikalingas daiktas, moterim labai reikalingas daiktas šitas yra. Katei taip pat reikalingas daiktas. Rakinius turit. Man yra buvę, dariau nesąmonės ir dar kaip tik filmavau tokią nesąmonę ir skilo diskelis ir aš, spėkit, ar turėjau apsaugą, ne. Tai daugiau niekada be apsaugos negalima dirbti, tai surasiu šalmą. Tai va. Katėjų apžiūrėjo, viskas patinka. Didysis brolis viską mato. Kaip, viską mato? Gerai, einat nešiu šalmą. Tikri meistrai niekada ten jokio metro nematuoja, nereikia čia, vis tiek iš akies mes darom. Kuo daugiau iš akies statai, tuo meniškiau gaunasi gražiau viskas, ne? Taip? Ne. Taip, tai ko tada nenaudojat metro? Nereikia čia. Nu mes tai neturim to metro, blemba. Tai kaip mes statom, jeigu mes neturim metro, atsiprašau, tai kas čia? O tai kas čia? Tamsta. Vaižgantai. Nu. Kas čia? Nu, duok, metro reikia. Pieštukas ir markeris neveikia, bet nereikia dėl to tokių paprastų dalykų susižlugdyti ir jau nedaryti, jeigu visada gali išradingai panaudoti kitus daiktus. Tai va. Šiaip šitas tai nenulūž diskelis, tai čia nebūtinai saugotis, šitas yra betonai pjautis nenulūž, bet akim nuo dulkių, tai sugalvojau, kad reikia pilti vandenį, nereikia visada, gal su vandeniu mažiau dulkių bus. Nes visada kažkaip darom be tokių pasisaugojimų savo sveikatos, tai gal šiandien reikėtų pradėti saugotis, nes ne visi moka saugoti savo sveikatą. Puikų profesijos išmanymą ir įgūdžius paprastai lemia ilgametė neprigaištingo darbo patirtis, atsijungimo potyris. O paskata nuolat tobulėti kokioje nors srityje, tarkim mokytis griežti smuiku, šokti ar gilintis į genų inžineriją, tai noras bent iš dalies atsijungti. Apklausęs 200 dailininkų prieš 18 metų baigusių menų mokyklą, Čiksenmichalis nustatė, jog tikrais menininkais tapo tie, kuriems pats tapymas teikia džiaugsmo, o dauguma tų, kurie studijavo dailę svajodami tik apie šlovę ir turtus, nuo meno nutolo. Mokslininkas daro išvadą. Tapytojai turi trokšti tapyti. Jeigu dailininkas stovėdamas prieš drobę ims svarstyti, už kiek ją parduos, arba ką pasakys kritikai, jis nesugebės eiti savitu keliu. Tik visiškas atsidavimas darbui lemia kūrybinius laimėjimus.
galvosit, ką aš čia darau, tuoj papasakosiu. Čia pernai metais mes pasidarėm šitą molinę sieną, tai buvo pirmas, galima sakyti, pirmas bandymas, nes dar bandėm skulptūras daryti, bet irgi ten jos guli netaip padarytos. Ir dariau tiesiog molis ir vanduo ant dekoro, be jokio tinklelio, be nieko. Nors čia paskui nusipirkau tinklelį ir žadėjau visas sienas ir lubas jau su tinkleliu daryti, bet paskui pasikeitė planas. Ir ką dabar darau? Dabar nuskilusias vietas ir visą sieną perdengiau su molio ir cemento mišiniu. Čia ne kambario siena, tai tiesiog galvoju, vis tiek čia bus dabar dirbtuvės, tai tiesiog padariau su molio ir cemento, nes pabandžiau tenai, kai tualetą dariau, kad labai gerai ten laikosi su cementu, kur biški buvo cemento įmaišyta. O paskui namų sienas jau dekoruosim labai gražiai, kai jau išmoksim su to moliu dirbti. Ir su vienu žmogum kalbėjau, jis visiškai kitokią papasakojo technologiją ir tiesiog reikės bandymus pasidaryti, o dabar čia tokia, gali birėt, gali nebirėt, čia turėtų vėl viską sutraukinėti, bet daug geriau laikytis. Tai čia bus dabar tokios dirbtuvės. Čia bus glazūravimo kamera. Glazūravimo kamerą turim naują, bet jie yra nenaudota 3 ar 4 metus, jie tiesiog stovi čia ir niekas jos nenaudoja. Nepamenu, kiek jau labai seniai. Ir čia, žodžiu, dėsim, nes reikėjo, kad glazūravimo kamerą naudoti, reikia, kad būtų kiaurai sienoje skylė ir, žodžiu, ten viską išvedžio tokį kaminą, kadangi čia dabar buvo mūsų krosnis ir čia buvo viduje įdėta krosnelė, buvo viduje kaminas, o čia buvo, kur dabar va šitas bardakas, kubilo patalpa. Čia kubilas buvo, tai mes pernai tiesiog taip greit pasistatėm, bet ir nespėjom įsirengti ir gerai, kad nespėjom, nes dabar, matot, priėjom prie to, kad čia bus glazūravimo patalpa. Tada šitą sofą nešim į kambarį jaučiu vėl ir čia bus planas pasidaryti tokius stalus, tiesiog, kad tą dieną, kai dirbsiu su glazūrom, čia nėra, matot, čia nėra jokio apšiltinimo gero, čia tik tai kiek čia. Atsimenu, 15 cm, man atrodo, čia yra apšiltinimas, tai čia žiemą bus labai šalta, bet aš tiesiog ateisiu, kai jau bus gaminiai išdžiūvę, arba, tai jau bus išdegę, išplauti, atsinešiu čia iš darbo kambario, nes čia man per virtuvę tiesiog reikės praeiti, apsirengsiu šiltai kažką, užsidėsiu savo visas kaukės ir čia vis tiek minuso nebus, dar galima kažkokį šiltuo pasijungti trumpam, vis tiek kol glazūruos, ne trumpam, visą dieną glazūruoji, bet atsinešiu tam tikras glazūras, jau išmaišytas, čia nukris vis tiek, jeigu bus labai šalta, tai čia minusas nukris, tai negalėsiu glazūrų laikyti, vėl bėda 3000, bet, kol taip gyvenam, taip turi daryti su to, ką turi, ten, kur esi, ir, žodžiu, tiesiog daryti, ir paskui pasidaro visi tie dalykai. Tai kol kas dabar čia bus glazūravimo patalpa, dar galvau, kad namelį mes dar miegam, bet jau ką rugsėjo pabaiga ir jau vėsokai yra, jau tai prasidės tikrai labai šalta bus, bet dar kol dar yra įmanoma, dar noris kambaryjo ir galvau, kad čia pareisiu dar miegoti, nieko čia nesirengsiu, nesidarysiu, bet žiūriu, kad o paskui, žinot, kai užšals ir reikės čia viską įsirenginėti ir susijungti ir rankas nušalsi, galvoju, tiek to pasidarysiu, tai žiūrėsim, kur dar miegosim į kambarį, nes nori grįžti. Jūs, aišku, nesuprasit, kodėl mes nenorim kambarį miegoti. Nežinau, kažkaip noris kuo daugiau galimybę turėti gamtoj, kai miegi gamtoj, tu tenai visas tas oras toks gyvas, gaivus. Viskas yra labai faina, o kai tu pareini į kambarį, jau tokie, žinot, stagnacija, tokia jau ta žiema prasideda ir tas atrodo, tu tiek ilgai turėsi laukti tos saulės ir to gero oro ir viso kito. Žodžiu, čia suprasti, tai gamtos jau tokie visiškai vaikai. Einam pažiūrėsim, ką Vaižgantas padarė. Aš tai čia tokiais žodžiu, aš darau 3000 visko. Buitis, ten, žinot, skalbimas, virimas ir panašiai ir dar šitie dalykai. Štai. Tik tiek padarėt. Ne. Oho, tai jau čia kaip ir viskas. Nebedaug beliko. Fainai. Matot, čia nelabai didelis laiptukas, bet dar reikės nukasti žemę. Kasiulį tai pas mane buvo, visą laiką dirbo. Už tai man padėjo. Žiūrėkit, kokį stovą prisimontavau. Tai dabar bus galima kamerą naudoti aukštyn, žemyn. Ir galvoju, kad naudosiu dabar šitą stovą. Galėsiu filmuotis pati, galėsiu naudoti follow funkciją ir panašiai. Ir, žodžiu, šiek tiek daugiau bus improvizacijos su šitų stovu, nes
Blema, tiek daug turiu idėjų, bet niekad nepadarau, nes Vaižganto šalia neturiu, arba tiesiog dirbam skirtingus darbus ir negaliu filmuoti, o filmavimas man žiauriai patinka, ne tiek filmavimas, kiek pats montavimas ir mokymasis ir dabar esu biškį užsisidėjus vienam etape, nes galvoju rytoj, pradėsiu čia kitą kartą, kitam vlogė, dar kitam vlogė, nėra kada, nes dabar reikia dirbti, bet aš dabar darau 2 dalykus gyvenime. Keramiką labiausiai noriu daryti ir tobulėti su video ir video montavimu, tai jeigu aš ties keramiką pasineriu, tada man su video biški būna blogai, tada galvoju, ai, kam čia reikia ir panašiai, bet tada, neturiu ką montuoti, o aš labiausiai noriu montuoti, tai žodžiu, tai dabar galvoju, pabandysiu tokius, esu įsikvėpusi tokių video, kur dabar truputį žiūriu ir mane tai labai, tokie meniniai, galima sakyti, video, kur tu viską be žodžių pasakai ir aš dabar tokia laisvo metu įsijungiu pažiūrėti kitų žmonių darbus, nes šiaip iki dabar aš praktiškai jokių ten vlogų nežiūrėdavau, išskyrus ten kelis kelionių ar dar kažkas, viskas toks... Viskas taip, man noris labai unikalumą visur išsaugoti ir niekur nieko nenusiplagijuoti, nežiūrėti, kaip kiti daro ir taip visada darydavau, bet dabar galvoju, blemba išmetė man YouTube'ai tokį nesveiką video montažą, ir viskas prasidėjo man ten ir dabar vis žiūriu ir toks nestandartinis darbas, bet čia ne apie tai, kad dabar žiūrėkit kokie pokyčiai. Teko prasivilkti sofą čia. Tai keista, aišku, būgnus teko išnešti, būgnus nusinešiau į 2 aukštą, tai tenai reikės pasidaryti vietą, kur lubų nesudaužytume, nes vis tiek būgnai yra duodi per juos ten, tai čia viskas gali suskilinėti, tai mamytė grįžiai jau šalta lauke. Žiūrėkit, kiek prisirengiau rūbų, vakar buvo šilta diena, o dabar megztiniai, kelnės, batai, ant tiek šalta lauke dirbti, bet reikia kuo greičiau pasidaryti, nes tu tikrai užšaus. Dabar čia šildau šaltuvą, tą tokį, noriu prisiklijuoti žemėlapį čia kampe, nes turiu tokį labai fainą žemėlapį. Aišku, čia senais laikais galvojau, kad niekada nenuvyksiu štai čia, bet jau mes čia buvom ir galvoju, čia buvo jungtukas, galvoju, ai tiek to, čia galima išpjauti, vis tiek niekada iki taip toli nenuskrisim. Ir paskui pasirodo, nuskridom, štai čia buvom. Tai nuskrisim ir čia kada nors. Tai, žodžiu, galvoju, kad tikrai labai gaila išmesti, o man labai patinka kartais patirinėti žemėlapį. Tai šitas buvo žemėlapis tualete, pavyzdžiui, sėdėdavai ant tualeto ir galėdavai žiūrėti į žemėlapį. O jau nusitrynė biškį nuo saulės. Tai toks geras daiktas ir namie niekur netilpo, mes neturim tokios didelės sienos, nes matėt, visa siena yra apkarstyta. Tai galvoju, va čia pakabinsiu. Čia bus dabar mano dirbtuvės, žiauriai keista. Aišku, labai gražios dirbtuvės, pažiūrėkit, jau siena išdžiuvo beveik. Tai dabar tokia tamsesnė, nes cemento pridėjau. Ir va turiu tokių, čia yra saulėgrąžos, kaip bambukai, 1 metai bandymas, ką mes su jais darysim. Galvojau, kad nesigaus taip gerai. Mes šiemet labai plonai, labai daug prisodinom ir gavosi taip, kad tokie ploni mažyčiai stieveliai, tokių didelių nedaug yra, nes per daug prisėjau, nemaniau, kad visi 100% išdygs tos visos saulėgrąžos. Tai dar liko nusikasti jų, kažkiek ten yra gerų, tas pačias galvas atskirai dedam paukščiukam galėsim duoti žiemą lesinti, o dabar tokių pasidarysim kelias ir žiūrėsim, kur galima panaudoti. Dabar planas kažkaip sudėti, ką turiu, tai taip, tarkim, prie sienų prišaudyti ir tada bus tokios kaip bambukinės sienos, nors čia ne bambukai, o saulėgrąžos, ir kitais metais daugiau užsiauginti ir tada visas sienas tai pasidaryti. Aišku, čia tokio didelio grožio nereikia, nes čia yra dirbtuvės. Čia yra štai šitas aparatas arklinis, čia yra glazūravimo pati kamera, dedasi štai toksai didelis filtras, o toksai, ir čia yra skylė į lauką, ir ten dabar dar reikia tokio didelio vamzdžio, tai važiuosiu pas tėvuką tą vamzdį paieškoti, gal jis turi tokio skersmens, nes mes tokio arklinio neturim, arklinio įsivesti. Ir ką dabar čia nešiu tą spausdintuvą lauk, įsišluoju grindis, prisiklijuoju šitą ir čia ties visur, čia labai palangės žemos, nes mes kai čia kubilą turėjom, norėjom, kad čia viskas būtų vos ne, žinot, įstiklinta, kad labai faina būtų. Tai dabar galvoju, čia pasidarysiu tokias kaip lentynas,
kaip stalažus ir galėsiu, tokia darbo aplinka didelė, kad galėčiau nebe ant grindų, kada glazūruoju ten susilenkus, o kad galėčiau viską ant stalo, nusivalinėti, susidėti ir panašiai. Ir tada mąstau parsinešti čia keramikos krosnį. Ir jau naujus gaminius, kuriuos dabar turiu, galėčiau glazūruoti šitoj patalpoje, tai man dabar reikia rinktis arba varyti ant glazūruoti ir tada lipdyti ir tada ir vėl nukelti šitą dalyką, bet jau nebėra kada nukelinėti, jau visą vasarą nukelinėjau, tiek galėjau, tiek atidėliojau šitą reikalą, bet, darydavau po biškį prasikraustau, biškį ten tą kažkur padedu, biškį tą ir išsikraustau šitą patalpą, čia viskas, žinokit, buvo čia. Ir prie šitos sienos labai negalėjau prieiti, aišku, aš galėjau palikti, nes čia galėjau palikti nutrupėjusią tą sieną ir tiek to, nes vis tiek jinai visa bus vėliau nuo glazūrų apsivariusi ir čia tie langai bus apsivarę, tai aš jų nevalysiu langų, nes nėra tikslo valyti langų, nes kada glazūruosiu vis tiek, aš net, šiaip tikiu gal, šitas aparatas yra prabangus labai ir jis turėtų taip ištraukti čia viską, kad tu, žodžiu, labai turėtų gerai ištraukti, tai žiūrėsim, kaip čia bus iš tikrųjų realybėj, nes blemba. Tikrai, pažiūrėkit, koks čia yra filtras ir koks čia yra. Čia yra variklis belė kokio dydžio, žinokit, čia labai arklinis ir čia sunkus tas aparatas, tai kodėl jis turėtų neištraukti? Turėtų ištraukti. Gerai, einu dirbti, o... Store darbus, visi žiaurė svarbus, visi šypsos perdėta pagarbus, o aš valgaus, galvoju, kas čia bus, kumet, kas pasiskus dėl netinkamų sąlygų, pasiimsiu biuletenį dėl netikrų lygų, atsipūsiu pailsies, tarp algų sukorsiu gerą bytą, gerą raimą, gerą flow. Kuomet šefs klaus, kas čia gros, sakysiu, nežinau, tau tarpu buvau biuletenėje. Erklis skaudėjai išstenėt negalė jau žuot, gret numirsiu atrodė, o jeigu ruodos saka reik žegnuotis, jau špita darbs reikėta aiškuoti, sakau, tiesiai šviesiai neviniuoju į vatą, ką linksmiau būtų pilu brendžiaus į arbatą. Tomas 3 mėnesius nematė chatą, elektrą atjungi nieka nesimata. Plaukų pasroviau, kapšut pabungi, žemaičiaus būda, da nieks nenurungi, jie nori pajosti, atvaryki plungi, ką lengviau surastum, paliksiu žvakį longį, susimatom netonkę, perlaušiam bonkę, pasijuksiam iš tų, kur klausos vonkis, aptarsiam politiką, infliaciją į skordą, kap kaimins neįperk Fordą fokusą, todėl kožną rytą sėti į autobusą, suolum palaiko, raumenų tonusai darbą pavėlavo, negavo bonusą, o aš užsienas tūsinu išskridęs į kosmosą. Sakau, tiesiai šviesiai neviniuoju į vatą, sakau, tiesiai šviesiai neviniuoju į vatą, sakau, tiesiai šviesiai neviniuoju į vatą. Prieš atėdams neskombink, nes nesvarbu, vis tiek sėdu numus, užsivertis darbu, nes svarbu reik parašyti repą, tokį kokį niekam dar girdėt neteka, biją net laikyti pakačia link sixpacką, įpūsk bicą, padėk į šalį pizzą, išvesk į lauką. Nereikės daryti lentynos, nes prisiminiau, kad pas tėvuką namuose buvau pasidėjusi stalviršį štai tokį, tai labai jisai čia tinka, tai žiūrėkit, čia bus įsimontuos kaip palangė, idealiai viskas čia 3000, tik tai reikia čia išsipjauti kampuką, kada eitų, pažiūrėkit, kiek mūsų dabar, čia pas mus, kai yra šildytas namas polisteroliu, tai jom čia labai šilta ant tų sienų būti, tai jos prilenda ir į patalpą ir visur, tai dabar varau atsinešiu, įsipjausiu čia kampuką, įsidedu, prisiveržiu, nežinau ką su kojom daryti, čia šiaip labai gerai ir taip laikytųsi, bet labai sunkus stalviršis, tai galvoju, gal kokias medinės padarysiu kojas, nežinau, ar iš kokių balkių, čia nereikia, kad būtų labai gražiai, bet ir tai čia bus per gražios tos dirbtuvės, glazūravimo patalpa, blemo žiauriai graži bus, per graži glazūravimo patalpa, o čia taigi viskas prisitaškys ir gaila netgi grindų, čia pašveitus, nuplovus labai gražios grindys, bet bus 3000 pritaškytos, ką padarysi. Ir dar žiūrėkit, ką gavau. Va, tokį dalyką. Čia yra šitas vamzdis turi išeiti per šitą skylę,
Tai dabar reikės dar atsinešti, čia yra tik tai dekoras ir apšiltinimo medžiaga, tai reikės išsipjauti irgi tą skylę, perkišti tą aparatą kiaurai. Tai šiandien ir žadu daryti. Jūs sakysit, kaip mašiną užsikūrėt? Nu, mašiną mes susikūrėm su šitu, kai reikia kažką prasvesti su atsuktuvu. Labai geras daiktas. Yra atsuktuvas. Tai tiesiog čik ir viskas. Iš tikrųjų, nėra kada per tuos visokius amžinas statybos ir amžinos namų ūkio dalykus, nėra kada dabar prie mašinos prieiti. Mašiną tai mes nelabai mokam taisyti, bet yra kas moka taisyti, kas moka taisyti mašiną, bet spynelė čia toks noras yra patiem pasikeisti ir pažiūrėti, kaip ten kas iš ko patys susigadinom, patys ir pasikeisim. Tikiuosi, sunku su laiku, gerai viskas varu dirbti. Ilgalaikė krizė, nes tas mintis skatina emocinius išpolius, neleidžia pamiršti jų metu patirto skausmo ir pykčio. Šeimoje daugelis sutuoktinių. Tai visiškai normalu. Nemalonumai prasideda tada, kai vienas iš sutuoktinių yra nuolat užtvindytas. Kitas sutuoktinis tada jaučiasi gožiamas partnerio, nuolat pasiruošęs patirti jo išpuolį, nuoskaudų, būti įžeistas ir karštai į tai reaguoja. Tokių jausmų apimtas vyras į žmonos siūlymą, vienas įsikūrė reikia pasikalbėti, reaguos taip, ji ir vėl nori pyktis. Tai nei moteris. Užtvyrė reikia daugiau laiko. Taigi norėdami apsisaugoti nuo galimo emocijų antplūdžio, vyrai jautrioji lytis. Dar kartą pačių emocinio pasaulio skirtumus, slapta griaunančių santuoką. Prabėgus net 35 ar daugiau bendro gyvenimo metų, sutuoktinių požiūris į emocinės konfrontacijas skiriasi vienu esminiu principu. Atlikęs tyrimą Kalifornijos universitete, Robertas Levinsonas priėjo prie tokios išvados. Moteris mielai pasineria į nemalonės vedybinės rietenas, o vyrai jomis bodisi. Pajutusi, kad vyras vengia kalbėtis, žmona kelia balsą ir vis atkakliau jį kritikuoja. Tada vyras mėgina gintis arba atsitveria tylos sieną. Vyrams patartina nevengti konflikto ir pamėginti suprasti, kad žmona apie nuoskaudas ir nesutarimus kalba iš meilės, norėdama pataisyti santykius. Žinoma, priešiškai nusiteikusi, ji gali turėti ir kitokių motyvų. Nuoskaudos sparčiai kaupiasi ir galiausiai yra išliejamos. Išsiaiškinus nesutarimus, konfliktas atslūgsta. Vyras turėtų suprasti, kad žmonos pyktis ir nepasitenkinimas dar nereiškia, jog puolamas jo asmuo. Šios emocijos dažniausiai tik atskleidžia jos susirūpinimą. Vyrai taip pat neturėtų stengtis sutrumpinti pokalbio, per anksti pasiūlydami kokią nors praktišką išeitį. Žmonai itin svarbu jausti, kad vyras jos klausosi ir kartu išgyvena jos jausmus. Nors vis nebūtina sutikti su jos nuomonė. Kai vyras nori kuo greičiau baigti pokalbį, moteriai gali atrodyti, kad jos jausmai jam nėra svarbus. Kai sutuoktinis išklauso žmonos skundus ir nesumano sprukti per patį pykčio įkarštį, padeda žmonai pasijusti išklausytai ir gerbiamai. Net tada, kai vyras nepritarė moters nuomonė, ji nori, kad jos jausmai būtų gerbiami ir nurimsta tik tada, kai jaučiasi išklausyta ir suprasta. Jau užkursiu, palauk, čia nebijok, dar čia vaikelį. Keturis ilgus metus, blaškė vėjas, kai galų gale sugrįžau, manęs nieks nepažino. Keturis ilgus metus, žvelgiau į sieną. Keturis ilgus metus. Tai va, nereikia čia didelės estetikos, viskas čia bus labai gerai, tvirtai. Dabar čia atsistumiu. Čia turim prisistaisę tokius ratukus, tai lengva stumdyti šitą aparatą bus. Ir bandysiu išsipjauti skylę, sieną įsimontuoti tą ištraukėją.
Dideliame aukštyje lėktuvui sukant ratus ėmė taisyti gedimą. Keturis ilgus metus, bandžiau gyventi. Keturis ilgus metus, žaidžiau namus. Kai galų gale numiriau, manęs niekas neperspėjo. Montažinės putos viską užklijuoja, vis. Aišku, galvojau vienai, bet paskui gavosi kitaip. Supratau, kad paskui, kai eis glazūros, tai galvoju, kad man neitų nei ant namo ten, nei kažkur nenešiotų. Galvoju, va, į apačią padarysiu, kad išeitų, ištrauktų, gal kažką užtaisysiu, kad čia nenešiotų tų glazūrų. Bus geriau, o čia man biškai neišėjo paskaičiuoti. Nu, vienai galvojau, kitaip gavosi, žinot, nenaudojau nieko, nei metro, gal bus lengviau. Ir paskui vis tiek reikės čia užtaisyti tiek iš anos, tiek iš kitos pusės. Bet, nu, neiškris, čia nesunkiai bus. Ar čia yra tokia, atsirado erdvė, bus galima kompresorių išsinešti viską. Ir čia bus galima tik tai lipdyti, kaip aš svajojau, apie tai jūs nežinot. Bet iki to reikia visą furnitūrą, čia man patalpai. Tai reikia man visą furnitūrą dabar susidėti iš šitos visos spintelės į čia, kad aš galėčiau prie pečiaus taip kaip svajonė. Tiesiog atsiveši šitą vežimėlį ir tau visa va yra pagal dydį surūšiuota. Įsivaizduokit, kiek bus lengviau gyvenime gyventi, kai bus viskas tvarkinga ir turės savo vietą. Tai aš jau net negaliu, nu aš tiesiog negaliu, man čia jau seilės varva, norėsiu varyti glazūruoti, bet negalėsiu, nes dar kelias dienas turėsiu čia, jaučiu reikės pabaigti dar rytoj visą dieną ir dar čia yra reikalų. Tai dabar ką darau, susirūšiuoju furnitūrą. Negaliu patikėti, kad turėsiu tokias tvarkingas dirbtuves ir bus 3000, pagaliau bent viena patalpa bus skirta kažkam, kam jinai yra visiškai skirta. Tai žiūrėkit, kaip fainai rūšiuojas, bet aš noriu parodyti, ne visada taip prabangiai gyvenau, kad turėjau furnitūrą, nes vienas šitas šudelis kainuoja pinigus nemažus ir prisipirkti ir tiek turėti čia reikia būti 3000. Bet žodžiu, kol neturėjau, tai gamindavausi iš šamotinio molio visokius lentynų stovelius ir panašiai. Šitus dar kartais naudoju, nes labai patogu lėkštutes degti, bet žiūrėkit, kiek aš čia būdavo prisigamindavau. Čia, va, tarkim, šitus yra mūsų va tokie kaip ir išradimai, ant jų vis dar degu viską. Tai ir čia žiūrėkit, o seniau neturėdavau lėkščių, kaip degti. Yra štai tokie specialūs, aš jų turiu dabar labai daug, bet ant jų nedegu, nes vis dar lieka tokie šudukai, didesni negu šiaip, bet gal reikės pabandyti patepti su kaulinu. Žodžiu, ir darydavausi štai tokius visas čia stalčius prikauptas, nes dar kada reikės, bet manau, kad reikės. Ir jie man jau dabar suskilę, čia būdavo štai toks dalykas, kad paimi lėkštę nuglazūruotą, tarkim, padedi lėkštę ir tada iš karto va tokį su kojelėm, tada ant viršus gali kitą lėkštę dėti. Bet aišku, naudojant, per laiką jie suskilo. Seniau naudodavau, visai turėdavau tokią labai prastą krosnį, kurią paskui sudeginau, bet žodžiu, nieko nėra blogo, kas neišeina į gerą, paskui viskas vis tiek išėjo į gerą. Tai va dabar galvoju, vis tiek šitų negaliu išmesti. Jie bus reikalingi, bet nenoriu dabar nei čia užimti vietą, kadangi jau generališkai tvarkausi, nei anoj patalpoju, o kažkur labai išnešti į drėgmę irgi negali, tai dabar reikia mąstyti, į kokį čia sudėti indą ir kur išnešti, kad neužimtų vietos ir neprisitrauktų drėgmės. Tas mūsų namas toks, visko jame yra, visokių tokių, nu katė, kutuč, ai mama, tai apžiūrėti, ar viskas čia gerai. Labai gerai, mamytė, darau labai gerai, šį kartą viską tvarkau labai gerai. 3000, kaip faina. Čia dar turiu
Čia šitas staliukas yra, žinokit, mano kirpėjos staliukas, nes aš turėjau seniau netgi 2 staliukus kirpėjos, kai dirbau Merakį, bet paskui, kai įsirenginėjom naują saloną, tai kai aš toks pusiau statybininkė, tai įsivaizduokit, pasidariau, nusipirkau šitą statybinį vežimėlį, nes man buvo daug geriau, čia buvau džiovintuvui prisitvarkiusi tokį laikiklį ir man buvo daug geriau su tokiu dirbti negu su paprastu kirpėjos vežimėliu ir dabar, kai jau nebedirbu, tai man labai gerai čia sueis prie darbų glazuravimo. Dabar žiūrėkitės, dar nejungiau, su jumis bus pirmas pajungimas. Bandom. Šiaip labai tyliai palyginus dirba, aš tai kai su ausinėm dirbsiu, tai išvis pažiūrim voratinį, ar traukia. O, traukia. Oho! Neįmanoma dirbti, labai karšta ir saulė labai stipriai spigina, tai galvoju pasidarysiu tokias tai užvaldas darbinės, nelabai gražias, bet va iš tokio dalyko. Tai čia labai mes jo daug turim, tai kažką pasidarysiu. Dabar net neina būt patalpoje tiek akina, kad užsidėjau kažkokį skudurą. Nu ką, Juzikai, tu? Ką, Juzikėlį? Ką tu? Apžiūrėsiu, nu, pažiūrėk, ar gerai. Galiu suprast, ką tu man sakai, aš girdžiu žodžius, skambančius keistai, aš galiu matyti, tai ką tu matai, aš turiu akis, matančias naujai. Aš turiu batus, aš galiu išeit, aš turiu pirštus, aš galiu